Kadangi Andriaus Kubiliaus vyriausybė beveik 4 metus skundėsi, kad jie turi prastą palikimą, tai aš manau, kad mes turim teisę pasižiūrėti, kokį jie konkretų palikimą paliks kitom vyriausybėm. Taigi pasižiūrėkime, visos lig tol dirbusios vyriausybės paliko 17 milijardų valstybės skolą. Šiandien mes turim 51 milijardą, o tai reiškia, kad ši vyriausybė paskolino 2 kartus daugiau nei visos kitos, pabrėžiu, buvusios vyriausybės. Na, o daugiausiai buvo motyvuojama krizė tuo, kad neva yra didelis paliktas 2008 metais sodros deficitas. Tai tuomet sodros deficitas buvo 800 milijonų litų, šiandien dėja padėtis yra daug blogesnė, yra 10 milijardų litų. Tai yra daugiau kaip 10 kartų padidėjo sodros skola, na ir su atitinkamom, aišku, kitom pasiekmėm. Tai bedarbystė, emigracija, sumažintom pensijom ir panašiai. Taigi, kas iš tikrųjų sukėlė krizę? Krizę sukėlė komerciniai bankai, neatsakingai dalėjo paskolas. Po to išsigandę jie, aišku, tą nekilnojamo burbulą susprogdino, tai yra nekilnojamo turto kainos sumažėjo ir daugelis žmonių bankrutavo iš čia ir prarado labai daug vietų. Ir pabrango kreditai. Todėl bankų kontrolė yra esminis punktas, kuris turi būti svarstomas ir šiandienis, ir svarstomas visoje Europoje. Ši vyriausybė nuolat teigia, kad griežto taupimo politikai nėra jokios alternatyvos. Nors kai kurios kaimyninės šalys, pavyzdžiui Lenkija, įrodė, kad priešingai galima išsaugoti darbo vietas ir vyriausybės politiką steigti jas ir skatinti ekonomiką. Ir ypatingai šitą tezę prieš griežtą taupimą ją sudaužė iš esmės Nobelio premijos laureatas Polas Krugmanas, kuris parašė Įveikime ekonominę depresiją. Ir jis įrodė, kad griežto taupimo politika buvo klaida. Nors naujai įkurta energetikos ministerija nieko nekainavusi, deklaravo daugybę darbų, tačiau visi darbai liko projektų lygyje. O kai kurie projektai jau pradėti ankstesnių vyriausybių, kaip Lietuvos Lenkijos elektros tiltas, Lietuvos Švedijos elektros tiltas, taip pat menkai pasistumėjo. Tačiau blogiausia yra tai, kad energetikos ministerijai nieko nepavyko nuveikti, kad sumažinti šildymo kainas, dujų kainas. Čia nebuvo net realių darybų su galimais partneriais, todėl, aišku, jos veikla yra iš tikrųjų nesėkminga. Ši vyriausybė daug deklaravo apie užsienio investicijų pritraukimą. Tačiau daug blogesnis rezultatas yra tai, kad lietuviško kapitalo per tą laiką išplaukė daug daugiau negu atėjo užsienio investicijų. Ir lietuviškas kapitalas šiandien dirba įvairiose šalyse. Tačiau pati blogiausia šios vyriausybės klaida, man atrodo, nepanaudoti ES paramą. Didžiausia mūsų užsienio politikos nesėkmė dabar yra prasti santykiai su Lenkija. Su Lenkija mes esame labai svarbus partneriai ES viduje, dėrėdamasi dėl kitos finansinės perspektyvos ir kai kuriuose kitose projektuose. Tačiau ne ką geresnė situacija ir su kitais kaimynais. Latvija ir Stilikščionė apsisprendžia dėl atominės elektrinės. Baltarusijos atžvilgiu, aš nežinau, apskritai turime politiką kaip ir santykiuose su Rusija. Vis tik blogiausia vadinamo griežto taupimo ir naktinės mokesčių reformos pasekmė yra nedarbas ir emigracija. Juk emigravo ne tik tai kompetencija, išsilavinimas, emigravo patys aktyviausiai ekonomikoje žmonės. Bet vis tik tai ką reikėtų daryti, kad išspręsti šitas problemas? Mano požiūrį nėra kito kelio, kaip tikslingai kurti darbo vietas ir skatinti ekonomiką. Tik darbas gali padėti išvesti realiai Lietuvą iš krizės, iš ekonominės depresijos.